1 minute 30, Monsieur Ropé, au nom du groupe Vert. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė. Klimato kaita, globalizacija, rinkų nestabilumas, nesąžininga verslo praktika – tai tik kelios kainų svyravimo priežastys, su kuriomis susidursime ir ateityje. Esant šioms sąlygoms, mes privalome siekti, kad mažiausi, ypač šeimos ūkiai išliktų, nes jie užtikrina darbo vietų kūrimą, nutolusiuose regionuose palaiko kaimo gyvybingumą. Kaip žinia, tiesioginės išmokos yra prognozuojama ir fiksuota ūkio pajamų dalis, kuri ypač svarbi krizių metu. Tiesioginės išmokos leidžia ūkininkui planuoti šią pajamų dalį. Ūkininkas tiksliai žino, kada ir kiek kokių išmokų gaus. Tačiau dabar esantis tiesioginių išmokų netolygumai iškreipia rinką. Apgailestauju, kad pranešime nebuvo atsižvelgta į esminę biudžeto komiteto pastabą, jog siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas bendroje rinkoje ir tvarų žemės ūkio išteklių naudojimą Europos Sąjungos mastu, būtina suvienodinti tiesioginės išmokas tarp valstybių narių. Gamybos kaštai visoje Europoje yra panašūs. Tai ar ne laikas parodyti, kad Europos Sąjunga yra solidari ir vienodai vertina kiekvieno savo ūkininko darbą, nesvarbu, kur jis dirbtų. Kitas svarbus pasiūlymas – ūkininkų švietimas. Vengiant krizių, svarbu ūkininkų šviesti, kaip išvengti, sumažinti krizių poveikį, kaip tinkamai pasirinkti priemonės ir neeikvoti resursų, o užtikrinti darnų ūkininkavimą. Ačiū. Pour 2 minutes, Monsieur Agnew, au nom de l'EFDD. Volatility is a fact of life in farming, and we've seen this work to a positive effect quite recently. The sugar beet price is going up. All the surplus beet that farmers produce in the UK this season will be paid for at the full price. Next year there's going